Linkėjimai iš mugės antikvariato, ūkio reikmenų antikvariatas. Ką šiandien turime? Senovinė kopūstų pjaustyklė, kopūstams čečkavoti, mediniai ratai, daug visokių tokių keistų smulkmenų, rėmeliai bitininkams, vazonai gėlytėms, įvairūs indai virtuviai. Štai kokia įdomus šviestuvas, reiktų jį truputėlį investuoti, paremontuoti. Molinė puodinė, medui laikyti arba kažkam. O šitas, žinokit, laikrodis, žadintuvas, jisai veikiantis, vakar tikrinom. Įvairios smulkmenos, pasagos. Manau, kad kiekvieni namai verti turėti po pasagą, kad laimę ir sėkmę neštų. Dar visokios smulkmenos. Va čia įdomus daiktas. Čia yra, žinokit, amžina grybukų keptuvė. Tai reiškia sausainių grybukų keptuvė. Atsimenu, mano močiutė su tokia kepdavo, jos neužmušamos šitos keptuvės. O senovinės sąvaržėlės. Kaip reikiant. Čia visokie senoviniai įnagiai, įrankiai. Tokią rankeną dar galima panaudoti. Čia geras daiktas, virvėm susivinioti, tokį galima prisukti prie sienos ir gerai kokiai virvė susivinioti. Ką čia dar turim? Senovinis lygintuvas. Aišku, jau dabar gal su tokiais lygintuvais nebelyginam, bet kaip dekoracija labai daug kur galima panaudoti. Šitas įrankis, kad ir senas, bet jisai funkcionalus. Kirstukas. Ką čia dar turim? Čia irgi labai funkcionalus daiktas. Sijoti smėliui arba kažkam tai dar. Obliai, senoviniai obliai. Gal ir neobliuosim su tokiais obliais, bet, aš pasidaryčiau, tarkim, žvakidę galbūt iš tokio obliaus. O čia yra veikiantis samovaras. Dar įvairių smulkmenų. Štai, kviečiam į antikvariatą šiandien ir rytoj. Mugėje, vaistinių augalų mugėje, Vilkės ūkyje. Šiandien pradedame dirbti 14 valandą. Rytoj dirbsime nuo 10 iki 19 valandos, o po to vakarėlis. Taigi, labai kviečiame ir į vakarėlį. Čia senovinis puodas, padarytas vazonas gėlėms, kogi ne šaunu, ne? Šauni senovinės sodybos detalė. Iki.